Taigi visi sveiki, atvykę iš Škoda automobilį 9897. Dabar šiandien kalbėsime apie pamoką ir kaip išsilaikyti teises automobilio vairuotojams. Kas esate jau žinote, o kuris esate pradedantysis vairuotojas, kaip tik video esate skirtas kaip tik jums. Pirmas dalykas. Vairuotojams prieš vairavimą automobilį reikalinga medicininė vairuotojo pažyma. Kodėl? Kad įsitikinti, kad vairuotojas yra sveikas ir jokių problemų nekelia. Štai į nuotraukai pamatysit, kaip jinai atrodo. Toliau. Antras dalykas, kas svarbu žinoti, kad reikės praeiti pirmosios pagalbos kursus. Tai apie B variantus. Visas kainas aš dar žodžiu surašysiu visą aprašymę, viskas surašysiu, kas kiek kainuoja ir visą kitą. Toliau. Tada praėjus pirmos pagalbos kursus einate į vairavimo mokyklą, atliekami valandų 30 valandas mokotės vairuoti. Toliau į šitą dalyką įeina papildomos pamokos ir visa teorijos egzaminai ir visa tai kita. Ir būtinai reikia viską žinoti. Prieš eidama į registrą būtinai reikės ką pasakysiu, ką reikia būtinai su savimi turėti. Toliau, teorijos egzaminas registroje. Ką pirmiausia reikia su savimi turėti? Tai asmens dokumentą, vairuotojo medicininę pažymą ir pirmosios pagalbos kurso pažymėjimą. Todėl, kad galėtume laikyti teorinį egzaminą registroje. Toliau. Praėjus šitą visą ar išlaikėte egzaminą, turite atsakyti 30 klausimų ir svarbiausia teisingai atsakyti. Toliau, sekantis dalykas. Eina praktinis egzaminas registroje, čia jūsų vairavimo susijęs ir noriu tik pats pakartoti vieną dalyką. Jeigu jūs padarysite 8 klaidas, iš karto ar kritinės pasikartojančias klaidas, egzaminas bus neišlaikytas. Todėl, kad aš apie tai jau žinau ir jau greit ir žadu jau ruoštis viskam ir daryti savo dalykus. Toliau, tada išlaikius praktinį egzaminą, sveikinamas, kad išlaikėte. Čia bravo. Toliau, tada užsisakote vairuotojo pažymėjimą registroje ir tada užsisakote arba paprašot, kad jums padėtų ir visa kita. Tada jūs nusiperkate papildomą dalyką, tai vairuotojo klevo lapą. Čia yra toksai, parodysiu, kaip jisai daug marš kaip atrodo. Ir paskutinis jūsų etapas šitame dalyke - užregistruoti savo vardu automobilį. O kaip tai daryti, viską papasakosiu sekančią medžiagoj. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki sekančių kartų. Iki.